Šiandien, vaikučiai, aš jums pasieksiu dar vieną baisią pasaką, labai baisią pasaką. Ir tam mums reikės persikelti į senąjį Jerevaną, kur dirba labai nemandagi pikta barmenė. Ji su svečiais bendrauja tokiu tonu, lyg būtumėt skolingi jai labai daug pinigų. Bet pakalbėkime geriau, vaikučiai, apie maistą toje užeigoje. Burokėlių sriuba, vaikučiai, nebloga, bet namie įsiverdame, aišku, kad skanesnė ir mėsos daugiau įdedam. Ir kas svarbiausia, vaikučiai, nieks namie iš jūsų nepaprašys euro už gabalėlį gruziniškos duonelės. O po sriubelės, vaikučiai, manęs laukia dar didesnis siurprizas. Vištienos ir kiaulienos šašlyko miksas. Milžiniškas kiekis garnyro, kuris vos tilpo į lėkštę. 2 vištienos gabaliukai ir 1 kiaulienos šašlyko. Vištienos šašlykas buvo sultingas, gal dėl to jo įdėjo daugiau. Bet štai kiaulienos šašlykas sausas, kaip virtas kareivio diržas. Tad jei norit būti sutiktas nemandagios barmenės ir pavalgyti kažką panašaus, ką valgiau aš, tai jums, vaikučiai, reikia būtinai užsukti į šią užeigą.